Sveiki. Šiandien toks variantas. Tai čia yra Faeteras, antras genas nuo 26 metų. Ir apie sklendės, kurios sumažina galingumą, taip sakant, prancūziškas variantas. Tai va, matot, jau čia nusirdyta. Bakas nuimtas, filtradėžė nuimta. Ir kaip jos atrodo, tai va, galit pamatyti. Atsidarom sklendę ir viduj. Čia reiktų tą šlangą patraukti. Atidarom draselinę ir matosi viduj yra su pertvarėlėm. Tai čia reiškia yra mažesnio galingumo Faeteras. Tos pertvarėlės yra tarp šitų. Tai reikia tiesiog nusimti, jas išimti ir turėsit Faeterą su normaliu galingumu. Dar būtų gerai išimti EGR. Dar geriau bus. Prie to pačio dar galima pašnekėti, kaip šalinti EGR. Tai realiai EGR visa sistema tai yra čia keturios triupkės, 1, 2, 3, 4. Čia nueina, jau čia būna originaliai palikta zaglūškė, o čia eina į filtradėžę. Tai realiai gaunasi čia nusikerpama, čia dedasi šita pati zaglūškė. Reikia šituos 4 užglūšinti, nes matot, iš čia ateina oras iš EGR. Ir, įsivaizduokit, koksai oras ateina ir varo pas jūs į motoriuką. Tai dažniausiai žmonės išsiema ir gaunasi, kad mocas biškį geriau traukia ir biškį mažiau valgo kūro. Tai gaunasi mocui geriau, viskam geriau, baltosiom meškom ar taip viskas gerai. Tai tikrai jau moce esantis toksai šūdas, pavadinkim, tikrai jau tų meškų neišgelbės. Tai tai tikrai verta pasiimti. Kitas dalykas, lengvesnis priėjimas po to darbuojantis. Lengviau prieiti, lengviau pasidaryti. Tai tikrai rekomenduoju Faeterų savininkams pasidaryti, nes pamatysit, gaiviau mocas važiuos, lengviau kvėpos. Tai nuo EGR pašalinta visi tie 4. Tiesiog pasidaryti elementarną zaglūškės, jau kom užkimšis, to ir tiks. O čia pavyzdys, išsiema grinai ta vieta, kur stovi restriktorius galios, pavadinkim. Tai labai elementarniai, arba šitą dalyką išpjauti, arba susidėti nuo normalaus modelio, kuris to neturi. Tai čia jau irgi, kaip gausis, taip gerai bus, nes svarbu esmė, kad praeitų oras. Ir kaip matot, čia nelabai jisai praeina. Tai šiaip pasidaryti toks pusdienis darbo. Jeigu kas tingėsit patys darytis, tai sukontaktuokit su manim, parašykit per kur nors ir galėsiu visą šitą padaryti už jūs. Dar tokie mažesni niuansai. Tai šitos kabutės, hamutai, ar kaip čia pavadinti, užsideda tik tais vienoje vietoje. Matosi, tas pilvelis ir pats hamutas yra išlenktas, kad tik tais tenais užsidėtų. Ir dar vienas dalykas, čia matot, yra iškilimas, šitas iškilimas ir būtent tik tai šitoje vietoje užsideda, nes čia irgi yra, ant šito yra išpjovimas. Tai žodžiu, viską galima tiksliai išrinkti, tiksliai sudėti. Jie yra padaryti tam, kad nesisukiotų, kad būtų paprasčiau prisukti. Tai čia jau yra jau be nieko. Ir kitas dalykas, jeigu galvot, kad jos tenais yra plastikinės, tai tikrai ne, jos yra tokia kaip aliuminijos dengtas guma. Tai realiai, kad jos įkristų į vidų, tikimybės praktiškai nėra. Bet jas išiminėjom dėl kitų tikslų, kad būtų galios, kad trauktų normaliai ir gėdos nedarytų
FTR prieš kitus motociklus. Nu va, AGR nėra. Sklendytės visos pašalintos, pravalyta. Ir va, kai AGR nėra, žymiai patogiau prieiti, viską susisukt gražiai. Tai va, ir bus ir tvarkingiau, ir geriau. Tai va tiek turbūt. Nu, po to, aišku, viską sudėti. Čia daugiausiai reikalų turbūt filtradėžę sudėti, nes tenais irgi reikia. Reikia taip kruopščiau, bet viskas pasidaro.